Sveiki pilnos valties bičiuliai, mūsų žiūrovai. Smagu ir vėl su jumis susitikti. Šiandien randuosi Neries regioniniam parke. Vanduo pakankamai aukštas, tikrai. Tik praėjo ledonešis, vasario pradžia. Ir vanduo sukilęs, bet jau pakankamai nuskaidrėjęs. Taigi bandysiu ieškoti šlakį arba lašišą. Gal papuls salatis, nežinau. Matysim, laiko turim ne per daugiausiai iki vakaro. Dabar jau yra pietus. Ir spiningas mano, kaip visą laiką, numylėtas Estakroks legenda. Valiukas suviniotas ant Shimano Biomasterio 0,16. Pavadėlis 0,4 fluorokarbonas. Gaudysiu vobleriais, bandysiu vieną kitą blizgutę, nes vanduo yra pakankamai aukštas ir blizgiai eina giliau. Taigi, manau, yra šansas suvilioti ir su jie. Ir žiūrėkit jūs mus, stebėkit, būtinai užsiprenumeruokit, nes mum jau iki 1000 prenumeratorių liko labai nedaug ir padėkite jūs mums tai padaryti. Ir gero žiūrėjimo. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Na va, pirmas vobleris išbandytas. Rogasiukas, pabandysiu pasikeisti masalą. Vanduo, kaip sakau, tikrai nėra žemas. Aukštas ir nepasiekiu dugno pilnumoj. Bandau dėti vidutinio nerimo voblerį, timoniuką. Bet manau, kad reikėtų šiek tiek gilesnio, nors čia pakankamai esant žemam vandeniui būna seklu. Taigi, kai vanduo sukilęs, ieškau daugiau seklesnių vietų, sėklių, kad galėčiau pravesti masalą arčiau žuvies, jos teritorijai. Darau lėtą pravedimą. Ir laukiu kibimo. Šiandien turim lengvą šaltuką, gal panašiai apie -2. Valas mano nešala. Prieš važiuodamas jį sutepiau silikonų, supurškiau. Ir dabar prieš tik įlipdamas, išlipęs iš mašinos, taipogi vėl sutepiau antrą kartą. Ir kol kas valiukas mano visai nešala. Tai va, randuosi ant ledų sangrūdos. Vis kabina žolės ant pavadėlio, kas man nelabai patinka. Ant ledų sangrūdos ir kaip reikės iš čia išsikelt žuvį, nežinau. Dar paeisiu šiek tiek aukštyn, bet čia jau daugiau yra sniegas, o ne ledai. Ir labai yra dideli šansai įlūžti į tarpą tarp ledų. Pabandysiu šiek tiek gilesnį vobleriuką, tai yra duodifitas. Užnerintis iki 2,5 metro. Tikrai nereikia čia gilesnio.
Manau, kad ir šitas gal bus per giliai nerintis, tiesiog pabandysiu aš jį čia praleisti. Šiek tiek kabina dugną. Čia yra lengvas žvėriukas šitoje vietoje, žolytės arčiau krenta. Va ir šiek tiek arčiau kranta jau man kabina. Labai neblogai metasi šitie vobleriukai. Esant aukštesniam vandeniui, tai yra puikus masalas. Bet jisai man šitoje vietoje yra per gilus. Vėl keisiu, dabar dėsiu salotinį vobleriuką, vadinamą PCO spalvą. PCO spalva ypatingai jinai gerai sudirba drumstame vandenyje. PCO bus šita spalva. Bandom šitą vobleriuką, timoniuką, šiek tiek užgilinu. Leidžiu jam lengvai dreifuot. Ir laukiu žuvies kibimo. Štai šitą spalvinimą dažnai naudoju esant aukštam vandeniui ir šviečiant saulutei. Tinka jisai praktiškai visai žuviai. Ne visada, bet kai kuriais atvejais labai pasiteisina. Nu va, tolesnis etapas mūsų, einam žemyn pasroviui upe, kol kas tuščia, bet labai tikiuosi sulaukus vakarinio laiko. Oras puikus, saulė, matomai vakare šals. Kartais būna prieš atšalimą sukimba žuvis visai neblogai. Saulė išlindus bandysiu daugiau geltonos spalvos
vobleriuką mėtyt. Ir kaip minėjau, didesnį. Didesnį, nes vanduo pakilęs. Difitas čeri bliūdas. Raudonas salotinio uodega. Gal šitas masaliukas atneš sėkmę. Giliau nerintis, čia reikia daugiau užgilinti. Prie normalaus vandens čia visą laiką gaudau su rogas arba timonu, o dabar jau prie aukšto bandau šiek tiek gilesnį variantą. Kol kas ramu. Ramuma. Nu va, papuoliau į labai nemalonę situaciją, norėdamas pramesti tarp šitų dviejų medžių. Ir vieną iš jų pasigavau. Ir tada turėjau nemažų problemų. Mano valas užsikabino už vieną medžią iš dešinės. Ir kitas galas valo užsikabino iš medžio iš kairės pusės. Ir norėdamas neprarasti voblerio, turėjau čia leistis ir bandyti kažkaip atkabinti. Deja, teko prarasti dalį valo. Bet bandysiu dar aš šitą vietą vis tiek. Nežinau, kaip man pasiseks, tačiau bandysiu aš ją pramesti. Arba jinai mane, arba aš prarasiu voblerį, arba bus viskas tvarkoje. Dabar keičiu karabiniuką, susirenku savo valą į krepšį ir bandysiu vėl pramesti. Taigi nemaloni situacija, bet ne visą laiką žvejyboj būna patogu. Būna ir prastų situacijų. Na va, metimas ir bandom čia mes pratraukti šitą vietelę. Labai sunkus priėjimas. Ištraukt žuvies nežinau kaip, ar įmanoma, bet visas džiaugsmas traukime. Na va, priėjus arčiau,
medžiai nebesikabina. Ramuma. Važiuosim į paskutinę vietą. Na va, mėlėjai, pravažiavom kelias vietas, kol kas kibimų nulis. Galvočiau, kad kaltas ledonešis, nes jis praėjo prieš kelias dienas ir žuvis dar yra įsibaidžiusi ledo, nes daug ledo sangrūdų. Kiek sutikom keletą žvejų, taip pat jie tušti. Ir žvejų vakar gaudė čia panašiose vietose, irgi nieko nepagavo. O štai prieš ledonešį turėjau žvejybą, turėjau 2 gerus kibimus, 2 žuvis, abidvi atsikabino, viena palindo po ledu. Gal matysi šiokį tokį vaizdelį, kaip aš ten ropinėjau. Na va, mano arsenalas šios dienos minimaliai parodau, čia dar ne visus, tai 105, 88, 2 odipitai, baksiukas blizgutė, arteronas. Vočiadas va uždėtas. Štai tokios yra mano blizgės, vobleriai. Na ir bandysim dar į paskutinę vietą. Kai bus, parodysim per likusį laiką. O jūs mus prenumeruokit, kaip ir minėjau, mums labai trūksta pasiekti 1000 prenumeratorių. Na va, atvykom į paskutinę vietą. Turim paskutinę valandą laiko. Pakankamai perspektyvi kibimukas buvo. Čia daug žolių ir palei žolės turėjau kibimuką. Pakankamai perspektyvi vieta. Ir tikiuosi čia kažką tai suvilioti. Palei tą žolyną. Iš čia turim valandą laiko gerą iš tikrųjų, iki 5, iki temimo. Tikrai čia nebloga vieta. Porą 100 metrų ruožas, kur pagautas ne vienas šlakis, ne viena lašiša. Ir tikėsimės kažką tai suvilioti. Vakaras, bandysiu ryškesnius masalus iš vis, ryškumą dėti. Šiek tiek trukdo aukštokas vanduo, bet nėra dar visai ir blogai. Ir vėl dedu rogėse, agresyvesnis masalas, tinkant. Čia jam šitas rovė. 105 didesnis, žuvis geriau mato, jaučia vibraciją, skęstantis, šiek tiek duodu aš jam paskęsti, pasileisti link dugno ir tada bandau pratraukinėti. Žolės. Žolytė.
Nu ką, nutraukiau dar vieną woblerį, šiandien diena nesėkminga. Dar kelios minutės, pabandysiu jau paskutinį uždėti. Šios dienos žvejyba tuščia, vienas iš tų retų atvejų, kai nieko nepagaunam. Bet buvo labai geras laikas, labai geras oras. Turėjau vieną stuktelėjimą čia palei žolės. Ir manau, kad viskas, visa nekiba. Atrodo ir vanduo tinkamas, ir oras geras, ir skaidrus vanduo pakankamai. O žuvies nėra ir manau, kad dėl to kaltas bus ledonešis, nes tik nesenai praėjęs ledonešis. Žuvis yra išsibaidžius, išsigandus ledų ir jinai nelabai maitinasi. Matomai pasitraukus iš savo pagrindinių vietų, kuriuose buvo dar prieš mėnesį, prieš porą savaičių. Ir dabar šitose vietose žvejyba tuščia. Sutikom kelis dar žvejus. Vieną žveją, tiksliau sakant. Irgi jisai buvo tuščias, nieko nepagavo. Manomai viskas dėl to, kad ledonešis prastas. Bet didelis ledonešis, atsiprašau. Bet žvejybą turėjom gerą, puikus laikas. Va, ir sekanti žvejyba bus jums siurprizas iš kur. Pamatysit. Tikrai nenustosim filmuoti, nenustosim daryti. Taigi dar kartą kviečiu visus prenumeruoti mus, kad mes greičiau pasiektume 1000 prenumeratorių. Ir gero jums likusio žiūrėjimo. Iki.